Labas rytas. Šiandieną lankomės mano kurtame visuomeninėme interjere, tai yra jaunimo laisvalaikio klubas. Taigi visų pirmiausia, čia atvykus, ką aš pamačiau, didelės gamybinės 400 kvadratinių metrų patalpas. Jos buvo vienas praktiškai betonas, atviri vamzdžiai. Taigi gavau užduotį per ganėtinai trumpą laiką ir nedidelėmis sąnaudomis suprojektuoti jaunimo laisvalaikio klubą. Tai buvo nauja tema, teko daug domėtis, teko atsižvelgti į begalę higieninių normų, kurios, sakykime, mus kai kur suvaržė, tačiau tai yra, kaip sakant, taisyklės, pagal kurias mes turime dirbti. Itin svarbus aspektas čia yra funkcionalumas, kadangi čia pastoviai juda dideli žmonių srautai, taigi buvo labai svarbu, kuo kruopščiau suplanuoti patalpas. Taigi, kokias patalpas reikėjo čia suplanuoti? Tai yra 2 šokių salės, tiksliau 1 šokių, 1 sporto salės, ant mazgai su persirengimo kambariais, tuomet klasės, virtuvėlė, direktoriaus kabinetas bei laukiamasis, kuriame mes dabar ir randame. Kadangi iš pat pradžių patalpos buvo gamybinio tipo patalpos, mes labai nusprendėme su stilium smarkiai ir netitolti. Taigi pasirinkome modernų ir ganėtinai populiarų industrinį stilių. Taigi kas jam būdinga? Būdinga, sakykime, atviros betoninės lubos, atviri visi vėdinimo vamzdžiai, taip pat griežtos formos, balta sienų spalva. Ir ką mes dar padarėme, tai pagyvinome visą šitą darna, reiškiasi, ryškiais akcentais. Tai yra oranžiniai ir samoniniai akcentai, kurie iš esmės atsirado iš būtent laisvalaikio klubo logotipo spalvų. Kadangi koridoriaus zonose visos lubos yra neatidengtos, taigi mes neturėjome jokių nuleidžiamų lubų, jokių leidžiamų šviestuvų, pagrinde buvo vien kabantis bei sieniniai šviestuvai. Šis pagrindinis virš recepcijos esantis šviestuvas suformuotas bangos forma, kad atkartotų bangas visas esančias ant grindų. Taipogi čia kaip akcentas atsirado sieniniai pailgi šviestuvai, kurie, kaip ir kiti šviestuvai, pagrinde yra liuminescenciniai, tam, kad neakintų žmonių, reiškiasi, akių. Čia atsirado toks vertikalus suskaidimas tam, kad truputėlį grafiškai suskaidytų ir taip ilgą ir nuobodų koridorių. Kadangi industrinis stilius ir taip pasižymi ganėtinai šaltomis spalvomis bei griežtomis formomis, norėjosi interjerą šiek tiek sušildyti bei suminkštinti. Kas atsirado? Atsirado ryškios detalės, minkštos formos ant grindų, ant baldų, patys minkštasoliai, sėdmaišiai, rankenėlės ir panašiai. Taigi dabar kviečiu pasidaryti po patalpas. Į visas klases ir sales yra stiklinės durys. Kodėl? Todėl, kad visų pirma norėjosi, kad kuo daugiau natūralios šviesos papultų ir į taip tamsų koridorių, taipogi, kad žmonės atėję galėtų laisvai galbūt ateiti, pasmalsauti, pasižiūrėti, kartu prisijungti ir pabendrauti. Taip pat dar viena žaisminga detalė, tai yra smagus lipdukai ant kiekvienų salių ir klasių durų. Pavyzdžiui, čia dabar lankomės Migdolų salėje. Prašome užeiti. Kas svarbu buvo projektuojant šokių salę? Visų pirmiausia, tai yra ganėtinai didelės erdvės, tiek kiek mums leido, sakykime, esamos patalpos. Po to labai svarbu yra geras vėdinimas, išsklaidytas apšvietimas, šiuo atveju yra pakabinami liuminescenciniai šviestuvai, išvedžiota audio sistema, turime ir paprastą ir, sakykime, diskotekinį, klubinį apšvietimą. Dar labai svarbus niuansas šokių salėje yra tvirtos atsparios grindys. Šiuo atveju turime aukščiausios atsparumo klasės laminuotą grindų dangą su specialia rakinimo sistema. Taigi, ėmė pasidaryti po kitas patalpas. Taigi, dabar randamės ant mazgų zonoje. Kas čia buvo suprojektuota? Tai yra viena ir kita pusėje LC, mazgai, taipogi persirengimo kambariai reikalingi, sakykime, persirengti po sporto bei šokių, bei dušo kabinos. Šią zoną nusprendžiau suskaidyti lygiai į 2 dalis, reiškia, viena pusė yra vyriškoji pusė, atskirta samoninėmis ryškiomis plytelėmis, o kita yra moteriškoji oranžinėmis plytelėmis atskirta. Taigi gavosi išties žaismingas, modernus ir lakoniškas VC interjeras. Kas buvo svarbu projektuojant sporto salę? Iš esmės labai panašus niuansai kaip ir šokių salėje. Čia mes turime vėlgi išsklaidytą pakabinamą liuminescencinį apšvietimą, taipogi taškinį prožektorinį apšvietimą. Vėlgi audio sistema išvedžiota, vėlgi atsparios tvirtos grindys. Šiuo atveju jos yra tokios pačios rūšies, tik tai spalva kitokia, šiek tiek ramesnė, kad galbūt daugiau versų atsipalaiduoti. Taip pat, kas buvo svarbu, tai specialiai sporto inventoriui suprojektuotos lentynos. Keliaujame ilgų koridoriumi, kuris mus nuves į kitas patalpas, tai yra klases.
Kas šiandien yra svarbu? Grindis, sakykime, yra vėlgi įvairiais išlenktais motyvais tam, kad kažkiek suskaidytų erdvę. Parinkau būtent balintų lentų imitacijos PVC dangą, kuri yra itin patogi ir labai atspari patalpoms, kur yra didelis judėjimas. Vėlgi pagal mano brėžinius buvo, sakykime, visi šitie lenkti dalykai išbraižyti ir turėjo statybininkai visą tai išpjauti bei specialią priemonę užlydyti. Taigi randamės užsiėmimų klasėje. Kas čia buvo pakeista nei kitose patalpose? Visų pirmiausia, nuleidome gipsinės lubas, ne visiškai pilnai, palikome kraštus, kad matytųsi visi vamzdžiai ir tas stilius išsilaikytų, tačiau norėjosi šiek tiek jaukumo. Kas dar buvo labai svarbu šitose klasėse? Reiškia, tai yra baldai. Baldai, kad yra labai specifiniai, sakykime, jie yra suprojektuoti tokie, kad galėtų leistis ir nusileisti aukštyn žemyn, taip pat ir kėdė, žinoma, kadangi čia vyksta užsiėmimai tiek mažiesiems visiškai vaikams, tiek jų tėveliams. Dar kas labai svarbu, šita klasė yra dinamiška, jinai nėra statiška. Kodėl? Todėl, kad iš esmės mes suprojektavome specialią sistemą, kurią pastūmus galime sujungti dvi klasės tarpusavyje. Taigi dabar randamės Kedro kambaryje. Šitą kambarį galėčiau pavadinti žaidimų arba vaikų kambarių, kadangi šita klasytė yra orientuota daugiau į mažuosius. Čia gali vaikai arba, sakykime, kažkokius užsiėmimus turėti, arba tiesiog palaukti tėvelių, kol galbūt jie tuo metu sportuoja. Kuo skiriasi šita klasė? Iš esmės atsirado daugiau kilimų pamėtytų įvairių tų pačių mūsų spalvų, kurie duoda jaukumo, vaikai gali drąsiai judėti, ropoti, žaisti. Taigi, o dar vienas labai svarbus aspektas šitame kambaryje, tai yra šita siena. Kodėl? Todėl, kad mes ją nudažėme specialią dažų rūšimi ir mes dabar turime visą sieną tiesiog kaip tikros mokyklinės lentos. Taigi galime, esant poreikiui, nupiešti, ką tik norime ir tada su šlapia kempinė tiesiog paimti ir nuvalyti. Tai yra tikrai labai smagus užsiėmimas vaikams, kol galbūt jie laukia tėvelio, jie gali laisvai reikšti savo fantaziją. Taipogi šitą dalyką siūlau panaudoti ir namuose, išdažant galbūt vieną sieną ar netgi duris. Šito objekto buvo išties be galo įdomu. Jau vien dėl to, kad mūsų smarkiai varžė laikas, plus buvo nauja neatrasta tema, kurią reikėjo smarkiai domėtis, ieškoti analogų. Šitas užsidegimas mane lydėjo visą laiką ir išties rezultatu esu labai patenkinta. Plus, kai ateini ir pamatai, kaip čia linksmai leidžia laiką vaikai, jų tėveliai, tada tai tikrai atperka visas pastangas. Tai tiek šitam sekmadieniu, iki kitų susitikimų.